Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Anuo metu stovėjo Jonas ir du jo mokiniai. Išvydęs ateinantį Jėzų, jis tarė: štai Dievo avinėlis. Išgirdę tuos žodžius, abu mokiniai nuėjo paskui Jėzų, o jis atsigręžė ir pamatęs juos sekančius, paklausė: ko ieškote? Jie atsakė: Rabbi, tai reiškia mokytojau, kur gyveni? Jis tarė: ateikite ir pamatysite. Tada jiedu nuėjo, pamatė, kur jis gyvena, ir tą dieną praleido pas jį. Tai buvo apie 10 valandą. Vienas iš tų dviejų, kurie girdėjo Jono žodžius ir nuėjo su Jėzumi, buvo Simono Petro brolis Andriejus. Jis pirmiausia susiieškojo savo brolį Simoną ir jam pranešė: radome Mesiją, išvertus tai reiškia Dievo pateptąjį, Kristų, ir nusivedė jį pas Jėzų. Jėzus pažvelgė jį ir tarė: tu esi Simonas, Jono sūnus, o vadinsies Kefas. Tai reiškia Petras, uola. Tai viešpaties žodis. Šlovė tau, Kristau. Evangelijos žodžiai tenaikina mūsų klaidas. Praeitą sekmadienį mes sutikome Jėzų prie Jordano upės, kur Jonas jį pakrikštijo. Tai prasideda viešas Jėzaus gyvenimas. Būtent tada šventoji dvasia įkvėpė Jėzų pradėti kurti naują pasaulį. Šios misijos neįmanoma įgyvendinti vienam, todėl būtina suburti aplink save mokinius. Šiandien evangelistas mums kaip tik ir pasakoja, kaip prasidėjo tos Jėzaus mokinių grupės formavimas. Evangelija pradedama nurodant laiką, kitą dieną. Natūralu būtų paklausti, o kasgi nutiko pirmąją dieną. Dieną prieš tai Jonas Krikštytojas pirmą kartą sutiko Jėzų, apie kurį pasakė: štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Šios dienos Evangelijoje yra pasakyta: išvydęs ateinantį Jėzų. Pavartotas veiksmažodis išvysti. Šitas veiksmažodis mums neatskleidžia tikrosios žodžio prasmės. Būtent šioje vietoje yra originalo tekste yra paminėtas graikų kalbos žodis išvysti emblepo. Ir jis reiškia pažvelgti į vidų. Kai pirmą kartą Jonas Krikštytojas išvydo Jėzų, buvo pavartotas kitas žodis blepo. Ir jis reiškia išorinį matymą. Tai yra, Jonas Krikštytojas matė Jėzaus išorę, kaip jis apsirengęs, kokie yra jo veido bruožai. Tuo tarpu dabar
Jis mato, kas iš tiesų yra Jėzus. Kol Jonas matė tik Jėzaus išorę, jis teigia, kad dar jo nepažįsta. Ir tik tada, kai sugebėjo pažvelgti į Jėzaus vidų, suprato, kas jis yra. Reikia laiko, norint suprasti tikrąjį Jėzaus identitetą. Kita svarbi detalė, kurią atskleidžia evangelistas, yra Jono Krikštytojo statiškumas ir Jėzaus dinamiškumas. Jonas stovi, tarsi jis jau būtų baigęs savo misiją. Jisai parodė Dievo avinėlį, tą avinėlį, kuris atėjo į vilkų pasaulį. Tuo tarpu Jėzus vaizduojamas keliaujantis. Jis pradeda savo misiją, nepaisydamas aiškiai suvokto likimo. Jis siekia parodyti, kad šiame pasaulyje galima būti žmogumi. Šis tikro žmogaus kelias yra vaizduojamas pasitelkiant avinėlio figūrą. Kristus radikaliai keičia pasaulio istoriją. Jonas Krikštytojas, suvokdamas tokį Jėzaus identitetą, pasakė apie jį: štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Kalbant apie nuodėmę, mums dažnai atrodo, kad tai yra įstatymo nesilaikymas arba tai yra kažkas gero, ką uždraudė Dievas daryti. Pažeisdamas įstatymą, tu darai nuodėmę, už kurią turi būti nubaustas. Tai yra klaidinga nuodėmės interpretacija, suvokimas, kas yra ta nuodėmė. Nes pasaulio nuodėmė, anot evangelisto Jono, yra vienintelė nuodėmė. Tai žingsnis, kuris tave nužmogina, paversdamas tave ne žmogumi, bet plėšrūnu. Taigi, bet koks veiksmas, kuris žmogų nužmogina, yra nuodėmė. Nes įgriauna tai, kas tu esi, ir paverčia tave tuo, kuo tu nesi, bet tampi. Jonas Krikštytojas, medituodamas Jėzaus asmenį, mato, kad nuodėmė negali būti nugalima stipresnio plėšrūno. Tai buvo suvokiama iki Jėzaus. Leopardą nugali liūtas, liūtą nugali lokys ir taip toliau, ir taip toliau. Ir Jėzus suvokia, kad blogį negali nugalėti didesniu blogiu. Nuodėmę gali nugalėti avinėlis. Tik jis gali sugrąžinti žmogišką tapatybę tiems, kurie ją prarado. Jei vilką stengsimės nugalėti stipresniu vilku,
blogis neišnyks. Jis taps dar didesniu. Blogis gali būti įveikiamas tik meilė ir savęs dovanojimu. Tik tada, kai Jonas Krikštytojas suvokė, kas iš ties yra Jėzus, jis sugebėjo liudyti savo mokiniams apie Kristų. Tas liudijimas mokinius ir paskatino sekti Jėzų. Matydamas Jėzus, kad pas jį atėjo Jono mokiniai, klausė, ko ieškote? Tai pirmieji žodžiai, kuriuos ištarė Jėzus Jono Evangelijoje. Ko ieškote? Iki šiol jisai tylėjo. Šitas klausimas yra skirtas ir mums visiems. Jūs einate iš paskos, bet ko jūs ieškote? Kokį turite tikslą, sekdami mane, klausia Kristus. Kai ateinu į bažnyčią, kai meldžiuosi, ko ieškau? Krikštytojo mokiniai atsako Jėzui kitų klausimų. Rabi, kur gyveni? Ne, jie neklausė Jėzaus adreso. Mokiniai neklausė, kokios bus jo instrukcijos, ar kokią doktriną jiems reikės įsisavinti. Ne, jie tiesiog nori dalinti su juo gyvenimu. Jie nori tapti jo šeima, įeiti į jo pasaulį, priimti Jėzaus gyvenimo būdą, gyventi su juo, gyventi kaip jis. Jėzus atsako, ateikite ir pamatysite. Nepakanka tik paaiškinti apie savo gyvenimą. Būtina jį patirti. Anksčiau mokiniai turėjo savo gyvenimą, savo tradiciją, savo įsivaizdavimą apie gyvenimą, savo įsivaizdavimą apie religiją. Dabar jie atrado naujus namus, naują gyvenimo būdą. Anksčiau jie gyveno pagal pasaulio diktuojamus kriterijus. Dabar atrado naują žmogų. Mokiniai pasiliko, Evangelijoje rašoma, iki 10 valandos, mūsų kalba iki 4 valandos. Įdomu yra, kad taip tiksliai nurodomas laikas, nes įsimylėję visuomet prisimena pirmo susitikimo laiką. Kuo ypatinga yra ši valanda? Po 4 valandos po pietų bus 5, o tą valandą baigėsi pagal žydų supratimą diena. Nuo 5 vakaro jau prasideda naktis. Su Kristaus atėjimu eina į pabaigą senasis laikas ir prasidės
naujas. Gims naujas pasaulis. Vienas iš krikštytojo mokinių, kuris nuėjo su Jėzumi, buvo Andriejus. Jis susitinka savo brolį Simoną. Tas, kuris patyrė susitikimo su Jėzumi džiaugsmą, negali nesidalinti tuo džiaugsmu su kitais. Kai Jėzus sutinka Simoną, jis įdėmiai pažvelgia į jį, rašo autorius. Dabar antrą kartą sutinkame tą patį veiksmažodį emblepo. Taigi Jėzus pažvelgia į Simono širdį. Ne kaip jis atrodo, bet pažvelgia į jo širdies gelmę ir sako: tu esi Simonas, Jono sūnus, o vadinsies Kefas. Simonas hebrajiškai yra Šimhon. Ir Šimhon hebrajiškai reiškia viešpats išklausė, taip verčiamas šitas žodis. Jo tėvas, Simono tėvas, greičiausiai meldė Dievą, kad gimtų berniukas. Ir kai gimė jam sūnus, jis pasakė: viešpats išklausė. Todėl jį ir pavadinsiu Šimhon. Kai Andriejus pristatė savo brolį Jėzui, jis pasakė: tu nesi Šimhon. Netoks yra tavo identitetas. Tavo tikrasis identitetas yra Čefa. Akmuo. Akmuo, kuris yra pastato sudedamoji dalis. Plyta, kitaip žodžiais tariant. Tu esi plyta. Bažnyčios fundamentas, uola, yra neteisingas čia vertimas, Kefas uola. Ne. Yra žaismas lotynų kalboj Petrus Petra. Ir čia truputėlį netaip yra išverčiama, todėl mums gali atsirasti painiava galvoj uola. Uola tai yra Kristus. Fundamentas, bažnyčios pamatas yra Kristus. Petras, Kefas, yra tas akmuo, kuris yra padedamas ant tos uolos ir taip pradedama statyti bažnyčią. Be to, Simono tėvas nebuvo Jonas, bet Jona. Ir vėl čia Jėzus norėjo pasakyti, kad Simonas yra Jono Krikštytojo mokinys. Jono sūnus. Tai yra Jonos sūnus. Jono Krikštytojas sūnus, nors iš tikrųjų jo tėvas buvo Jona. O Jėzus sako Jono sūnus. Taigi jisai turėjo visai ką kitą galvoje, ne tą biologinę jo priklausomybę, bet dvasinę jo priklausomybę Jono Krikštui. Jis jam sako: tu girdėjai, ką apie mane kalbėjo Jonas Krikštytojas. Dabar ir tu gali įžengti į avinėlio namus, į tą naują pasaulį,
Petrui Jėzus nesako, sek mane. Jėzus jam pasakys žymiai vėliau šituo žodžius. Po prisikėlimo, po Velykų. Petras visus tuos metus, kol vaikščiojo su Jėzumi, niekaip negalėjo suprasti, kas iš tikrųjų yra Jėzus. Jis gebėjo matyti tik Jėzaus išorę, blepo, bet niekaip nesugebėjo pažvelgti jo vidų, emblepo, tą veiksmažodį, kurį šiandien mes girdėjome. Jisai matė daromus stebuklus, jisai matė, kaip minios žavėjosi Jėzumi, matė Jėzaus autoritetą žmonių akyse. Petras vaikščiodamas su Jėzumi iki paskutinio momento tikėjosi žemiškos garbės bei pripažinimo. Štai kodėl jis išsigynė Jėzaus atėjus sunkiai valandai. Tik po Kristaus prisikėlimo Petras sugebėjo įžvelgti Jėzaus asmenyje Mesiją. Ant Genezareto ežero kranto Jėzus pagaliau ir Petrui ištars, sek mane. Mėly broliai seserys, kai šventų mišių aukoje yra pakeliama ostija ir kunigas taria, štai Dievo avinėlis, prisiminkime, jog tuo momentu Jėzus kviečia mus į savo namus. Kad mes galėtume su juo dalintis gyvenimu. Priimdami jį į savo širdį, mes esame pakviečiami į jo namus. Gilus abipusis ryšys padės mums išlaikyti gyvą santykį su Dievu ir likti tikrais žmonėmis, gebančiais mylėti ir tarnauti. Išpažinkime savo tikėjimą.